Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie svajonės, faktus, mitus. Šita knyga būtent yra apie tai. Tai yra 4-8 metų mergaitėms ir berniukams. Knyga yra labai sąmojinga, joje yra daug juokelių, daug juokų. Ir jeigu tėvelis ar mama pasisodins vaiką ant kelių, abu praleis labai gerai laiką. Tai yra, kas gali būti geriau, kada yra tamsų žiemos vakarai, kada yra saulės trūkumas ir nesinori niekur eiti iš namų. Tai va, lenkų rašytojas parašė nepaprastai gražią knygą ir dailininkė ją iliustravo. Aš sakyčiau, kad tai yra viena geriausių knygų šiais metais paveikslėlių, kurias mes esame išleidę. Aš taip ir įsivaizduoju, kad penktadienį jūs pasiėmėt vaiką iš darželio ar jis grįžo iš mokyklos, šeštadienį jūs praleidote laiką, gerai nuėjote prie eglės, o ką daryti sekmadienį? Vaikas nuobodžiauja. Ir štai yra knyga Faktai, mitai, svajonės. Jinai yra labai įdomi, labai atraktyvi. Joje daug sąmojo ir vaikas jūsų ir klausinės ir bus pats susiėmęs, kas yra nuostabu. Jeigu norite drauge praleisti laiką, tada reikia imtis vaiką drauge, sodinti šalia ir vartyti šitą knygą. Jums tikrai bus linksma, suaugusiam žmogui, tėčiui ir mamai bus labai linksma. O vaikas skęs iliustracijose. Nepaprastai graži knyga ir pats pavadinimas jau sako, kad verta patyrinėti svajonės, mitai, faktai. Kas yra bendro tarp šitų trijų sąvokų? Atskleiskite patys. Net pačiame pavadinime jau yra parašyta, kad daugiau nei 165 svajonės yra šitoje knygoje. Ir yra faktų, ir yra mitų. Ir kai aš vartau šitą knygą, žinote, ką aš galvoju? Aš galvoju apie vaiką. Aš galvoju, kaip yra nuostabu šiandien dienai, kad vaikas gali neskubėdamas tyrinėti šitą knygą, kuri yra labai daug detalių, visokių pamastymų, lengvų ir labai gražiai iliustruota. Man kaip berniukui labai patiktų, pavyzdžiui, tyrinėti šitam radio imtuvą, kuris yra neaišku, kas tai yra iš tikrųjų, nes yra kaip ir kompiuteris, kaip ir yra, reiškiasi, rašymo, reiškiasi, šitas kaip jisai. Klaviatūra, jo. Va, tada žinote, ir tu perverti į kitą puslapį, tu patenki į kitą temą ir tai irgi yra labai įdomu, užburiančiai. Ir manau, kad ir berniukams, ir mergaitėms bus įdomu visokias istorijas kurti. Tada su tėveliais irgi galima kurti dar savarankiškai šeimoje savas istorijas. Pavyzdžiui, paimti, kad ir su kriauklė ar ne čiaupas mielai išgertų gazuoto vandens. Įprastai mes pilamės iš čiaupo vandenį, o čia jisai išgertų. Ir sukurti ne vieną istoriją apie tai, kaipgi sąveikauja čiaupas su puodeliu, arba ką jisai galvoja apie dujinę viryklę arba apie elektrinę viryklę. Tai irgi yra labai įdomu. Žodžiu, šita knyga yra beprotiškai įtraukianti ir vaikas išeina iš savo paprastos tikrovės ir persikelia į svajonės. Tai reiškia, jis jau lavina vaizduotę. O lavinti vaizduotę tai yra gal vienas iš pagrindinių dalykų gyvenime, nes ko tavo vaizduotė yra labiau išlavinta, tuo tu gyveni įdomesnį gyvenimą. O kaip jūs žinote, vaikas susiformuoja iki 80 metų. Tai va, tai aš visiems labai rekomenduoju šitą knygą.